Sveiki draugai, ponai ir ponios, broliai, bičiuliai ir sesės. Aš esu Gediminas Klinešvit ir šiandien aš turiu pripažinti, kad aš padariau dar didesnę klaidą, negu aš būčiau galėjęs pagalvoti. Aš, matot, sumaniau praturtėti ir padaryti reakciją į LRT panoramą. Akivaizdžiai, mano reakcija niekam nerūpėjo ir tai yra tikrai šokas, nes kaipgi gali būti, tai yra toks unikalus multimedijos formatas, kurio niekas kitas nėra daręs ir tai yra taip unikalu, tai yra taip originalu ir tai taip yra savita, tai yra nevagiama, tai yra tiesiog kuriama, tiesiog daroma ir tiesiog puiku. Ir vat todėl aš esu labai nusivylęs dėl to, kad mano reakcija nesulaukė jokio populiarumo. Aš negavau milijonų, kur mano milijardai? Jeigu ta reakcija būtų pavykusi, tai aš čia nesėdėčiau, aš sėdėčiau ant mėnulio, žinokit, ir žiūrėčiau, oi, ant pinigų krūvos, ant dolerių krūvos, ir aš žiūrėčiau į visus jūs, ką jūs čia mirtingieji, aš tai, ką aš čia, aš čia jau savam pasaulyje gyvenu. Bet matyt, kažkokia klaida YouTube sistemoje man neatnešė tokio populiarumo. Tai vat labai tokia gaila, kad čia tokia techninė klaida. Labai nesažiningai su manim pasielgta buvo. Nu, bet ką aš galiu padaryti? Toliau reaguosiu, toliau kursiu reakcijas ir reaguosiu į ne ką kitą, o į LRT panoramą. Tai vat. Bet žinot, aš kaip labai sunku darbą dirbantis žmogus, aš neturiu energijos ieškoti tos panoramos. Tai žinot, ką aš darysiu? Aš reaguosiu į savo reakciją. Nu, puikiai reakcija ir dabar mes ją pareaguosim. Aš man atrodo žadėjau, kad aš susproksiu ir garais pavirsiu. Tai aš pavirtau, bet mane išgelbėjo Šustauskas ir jis man sugrąžino gyvybę. Jis pats pasiaukojo savo mirtimi, kad aš galėčiau toliau išgaravęs ir toliau sugrįžti, sukietėti ir vėl gyventi. Tai vat. Šiaip, aš nežinau, kodėl aš tą aprangą tokia juokinga čia apsivilkau, nu aš norėjau labai gražiai čia atrodyti, bet akivaizdžiai tie marškiniai man buvo per maži, aš ant tiek sustarėjau, matot, ką padaro sėdėjimas. Bet šiaip man patinka būti storu žmogum dėl to, kad aš manau, kad sportas yra iš principo nuodėmė, dėl to, kad jeigu tu sportuoji, tu mažini riebalus, o geras žmogus turi būti riebus žmogus, toks žmogus, tai vat mato, tai vat todėl reikia auginti riebalus ir gerai gyventi. Tai vat aš ištraukiau atseit mažiau gražius marškinius. Nu, čia man tai jie patinka, čia legendiniai irgi mano, bet jie jau skylėti biški tai. Nieko gyvenime būna skylių, gyvenime būna, kad nebūna skylių. Tai vat. Negali visko gaut, toks jau likimas. Ir mes turim susitaikyti su tuo, kągi be padarysi. Nu ką, tai metas žiūrėti šį nuostabų vaizdo įrašą. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Ten buvo vakaras, aš jau buvau labai nuvardęs prieš šitą dariau, aš buvau pavargęs, galvoju, ką man šiandien dar padaryti. Nu gerai, aš padarysiu šitą reakciją, nes man reikia pinigų, žinoti. Tai va ir dabar darau, jeigu jūs man nedu. Aš jums pamiršau pasakyti, www.klinešvit.lt, prašau žiūrėti asmeninę autorinę mano svetainę. Dabar. Auf Wiedersehen. O dabar sugrįžtit iš tiesų, nes po šitos reakcijos puikios. Tai vat. Metas žiūrėti. Aš esu Gediminas Klinešvit. Kas galėjo pagalvoti? Ir aš turiu kai ką pripažinti. Nu ką? Aš elgiausi labai nepagal. Man patinka va šitą va daryti, kaip su pirštu, va. Va čia vadinasi, čia jau toksai parodymas. Va čia jau kažkas negero, jau čia. Aš
kūriau vaizdo įrašus, dariau tą pačią Lietuvą, kitokią Lietuvą. Nu, kitokios Lietuvos aš nedariau darė. Kas ten darė? Pūkas darė kitokią Lietuvą. Aš dariau tik tą pačią. Nes aš sugalvojau. Man šiaip įdomu, aš nepamenu kaip tiksliai. Aš sugalvojau tą pavadinimą, ten buvo grinai. Ten buvo įrašas, tas Matricas sunaikins Vilniečio kortelės, labai geras. Labai gera dokumentinė apibraiža apie mūsų šiandieninės Vilniaus miesto realijas. Labai svarbi. Kviečiu pažiūrėti. Po to. Tai vat. Aš dar pastebėjau, aš čia palaikinę savo įrašą. Šiaip niekas nežiūrėjo, kad tai. Čia man atrodo 2 ar 3 laikai yra nuo mano skirtingų akauntų. Nu tai. Toks gyvenimas. Bet po šito, aš manau, YouTube'as bus susitvarkęs techninės laidas ir man atneš tiesiog visus įmanomus pinigus. Anokią Lietuvą, šitokią Lietuvą. Viską aš dariau, viską aš bandžiau. Nu tikrai, nu šiaip aš nebandžiau dėl to, kad aš metus kokius nekėliau nieko. Tai. Aš kėliau tuos archyvinius, kur ten buvo. Šiaip aš turiu daug archyvinių dalykų, ten Facebook'o transliacijų. Facebook'as ištrinė visas senas transliacijas. Nu jis sako, atsisiųskit, nes mes negalėsim. Nu gerai, aš atsisiunčiau, gal reikėtų sutelti dėl to, kad ten irgi legendinių gabaliukų yra. Arba aš įkėliau tą, kur buvo senukų mano lempos atradimas, kaip aš atradau, kaip galima sukurti lempų matricą. Nu, va, šitą reikės kelt, bet aš tinginys, tai turbūt ne dabar. Pamiršiu. Ir dar ko neprigalvojau, ir dar ko nesugalvojau, bet vieno dalyko aš tikrai nepagalvojau. Nu, ir ko aš nepagalvojau? Kad visą tai veltui. Nu, šiaip tai aš čia pinigų negaunu, bet dabar aš gausiu. Matot, niekaip aš iš to nepraturtėsiu. O kaip žmonės praturtėja, nu, labai paprastai. Jie reaguoja. Nu, va čia, tai tiesą sakau. O ką reiškia tas žodis reaguoti? Ar čia kaip chemija vyksta? Ar tai reiškia, kad dabar man reikia į garais Tai va, dėl tų garų aš sakau, čia viskas dabar sutvarkyta yra. Labai gerai. Tai vat. Oi, nu ką, toliau žiūrim. Susprokt visam? Ne, susprokt tai aš susproksiu, garais tai paviršiu, bet aš to nedarysiu. Bet dabar viskas sutvarkyta. Jau sutvarkyta. Ne, dabar aš reaguosiu į vaizdo įrašus, aš demonstruosiu savo reakciją, kad daro tikrai labai puikūs žmonės, kurie turi ką veikti ir jie tikrai sako, kad tai yra tikrai jų dalykai, kurie tikrai yra jų sukurti ir kurie yra tikrai originalūs. Nu tai ar aš čia meluoju? Aš tiesą, gryną tiesą sakau. Tai pagrysti gyvenimo gerovės ir puikybės. Šiaip puikybė nėra teigiamas žodis. Aš visada šiaip bišķi kartais nusišneku. Ten būna, kad toksai žodis, ten ne visiškai tas. Nu, aš norėjau sakyti gyvenimo, gerumo, puikumo ir Ne. Santykių ir. Nu, žodžiu. Tai yra tikrai viskas tobula. Todėl... Nu, tai va, tobula. Aš irgi turiu į kažką reaguoti, bet į ką man reaguoti? Į ką? Kaip aš galiu sugalvoti, į ką man reaguoti? Nu, vat matot, aš čia dabar semiuosi visą pasaulio energiją. Ir man atnešė po to mintį. Ogi aš sugalvojau. O, matot. Ir ne dėl to, kad aš svarsčiau tai pusę mėnesio prieš darant šitą. Nu, žodžiu. Matot, koks aš esu įkandamas savo. Reaguosiu į... Palaukit sekundę, jeigu man leis. O, ir čia dabar mandriausias dalykas, kurį aš esu daręs per savo visą gyvenimą. LRT blemba, čia net ne pradžia. Ne, aš šiaip, kodėl ten nebuvo pradžios atsidaręs, tai dėl to, kad ką aš darau, aš žiūrinėjau, ar man garsas gerai veikia, dėl to, kad šiaip aš dabar nepatestavau. Turėsiu eiti. LRT panorama. Kas yra ta LRT panorama? Oi, žinokit, mano laikais tai būdavo panorama. Nu, nežinau. Būdavo. Čia iš vis dienų. Nežinau.
Va, tai dabar jau čia iš vis pasenusios naujos. Ne, čia aktualijos, žinot, laisvo žodis niekada nepasensta. Čia ne šiandienos toks. Šiaip jau greit turėtų. Kelinto šiandien, nepamenu. Aš planavau kasdien daryti šitos, bet džiaugtis bent, kad kažkada aš padariau šitą reakciją antrą. Nes taip, tai, žinot, geriau negu kiek ten, pusę, kas metus. Kas vyriausybė nauja. Va taip pat pasakysiu. Turbūt ir šiandienos programa, bet aš per didelis tinginys. Ai, aš galvoju. Ne, šiaip aš nežinau, koks rekordas yra vyriausybių daugiausia pasikeitusių. Per kadenciją vieną. Reikėtų pasižiūrėti šitą. Aš aišku pamiršiu, bet tai nesvarbu. Kad jos sulaukčiau, kasgi man. Ašgi dirbu patį tikrai netinginiausią ir patį rimčiausią ir tikrai daugiausiai pastangų bereikalaujantį darbą, kuris tikrai yra svarbus ir naudingas mūsų visuomenei. Nu taip, čia labai. Ką aš čia traštinau toj vietoj? Ai, nežinau, ne, šiaip man patinka, kaip ten būdavo, kai aš seniau ten imdavau, daužydavau, tai ten mikrofonas labai gerai paima. Jeigu jūs dar pasimtumėt kolonėlės, kur yra, nu žinot, ten pareguliuojat garso lygius, tai vat po to girdisi bum, 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 kaip aš tik tai bum rankas dedu per stalą ir aiškinu ir garsas šauna, nu tai vat. Nežinau, aš tiek nebetrankau stalo, galbūt dėl to, kad man šito labiau gaila, bet... Nu vat, žiaurus gyvenimas. Aš esu reakcijų vamsdininkas. Aš nežinau, kodėl man šitas patinka. Aš nežinau, iš kur aš ištraukiau tą... Aš nenorėjau sakyti, dėl to, kad čia nuobodu, bus reikia kažką dar įdomesnį įdėti, tai vat aš sakau, tu vamsdininkas. Nu, tai man patinka šitas sukčia, irgi parodo labai svarbius dalykus. Dar žinos, kaip youtuberis angliškai. Tu vamsdininkas. Taigi. Aš nežinau, ar gerai iš savęs, kai tu juokiesi iš savo paties humoro. Čia bišči gal taip, bet matot, taip toks geras tas gyvenimas. Iš šitų ausinių. Šiaip šitos ausinės, jos yra labai... Va, šitos ausinės, aš vis dar sužinom, bet jos dabar kažkaip normaliau veikia. Nu, aš neturiu nusiskundimų bent. Jos yra labai geras, man jos patinka, bet problema su jom yra ta... Na, aš sakau, čia... Nekreipti dėmesio, čia. Nes man nesvarbu, neklausykit. Jis tai būdavo toksai, oi, sukiotis galėdavo... Patylėk. Ai, čia ne ta pusė. Aš bandau parodyti maždaug, kad aš su juo kalbuosi, bet man nepavyksta, nu žodžiu. Nes aš jam sakau patylėk, dėl to, kad man tikrai tos ausinės dabar viskas gerai veikia. Gal ten aš prisisapnavau kažko, nu žodžiu. Man vieną dieną aš klausausi, žiūriu, man kairė ausis dingo. Gal man ausis nukrito, nu ne, ausis yra, pasirodo. Čia irgi geras, ausis nukrito, nu vat. Ne, bet šiaip, kas jeigu nukristų ausis, bet ant kiek turi... Vat pagalvokim dabar apie žmogaus sveikatą. Ant kiek turi būti nesveikas žmogus, kad jam nukristų ausis? Kaip gali iš vis nukristų ausis? Nes kaip iš viso laikosi ausis? Aš dabar Čia kažkoks yra laikiklis. Tai čia turbūt 5G pro čia eina. Čia kaip antena išeina. Nu tai atrodo, kaip tai galėtum nuimti, jeigu labai norėtum. Nenusijima. Gaila. Bet, jeigu mano ausinės dabar gerai veikia, jeigu pasirodo, aš galvojau, kad blogai veikia, tai gal iš tiesų buvo nukritusi mano ausis. Jūs matot, ant tiek čia, ar čia šitą, aš nesiorientuoju, nes čia vidurinis man vaizdas, kur aš matau. Matot, čia biški kiauri marškiniai yra. Ar čia šita pusė? Kažkuriai pusėj, blemba, aš visiškai, čia, kiauri marškiniai. Bet tai, žinot, vat, man keista, kodėl žmonės nori pirkti visada naujus drabužius. Dėl to, kad, pavyzdžiui, stylė drabužiuose atrodo, oi, čia kažkas negražu, bet, pavyzdžiui, čia irgi stylė, nu ir ką tu padarysi, čia irgi stylė, nu, o tai, ko blogai, kad ten stylė, gal kaip tik dabar geriau vadinasi, žmonės kažką iš čia.
Ne taip gyvenimas, suprantat. Nes durniuoja, nu žodžiu. Gana mums dabar durniuoti. Teisingai. LRT. O! Man patinka taip lėtai plot. Aš pagodau tiek, aš džiaugiuosi gyvenimu šitoje vietoje. Čia yra laikrodis. Laikrodis. Man šiaip, aš sakau, man rimtai. Bet šiaip labai įdomu, nes jie turėjo 5-4-3-2-1, jie turėjo po to 20-2-9, bet kai jie pakeitė formatą, jie išėmė 5-4-3-2-1. Kodėl jie išėmė? Šiaip kam jie iš vis šito? Dėl to, kad... Bet aš nežinau, dėl to, kad, pavyzdžiui, kitos televizijos jos arba į žinias įeina bet kada, arba jos turi tą nuskaičiavimą, kad būtų nueitų lygiai iki, pavyzdžiui, lygiai iki 2.00 arba lygiai iki 2.30. O aš nežinau, ar mes sutvarkom taip reklamas, kad būtų visada lygiai 20.30, dėl to, kad mes neturim jokių papildomų laikmačių. Čiagi yra visada tiek pat trunka šitas kelios sekundės čia su tuo laikrodžiu. Man atrodo, čia prifeikinta biški yra. Tai dėl to, kad, nežinau. Bet toks jau gyvenimas. LRT panoramos melodija, oi, žinosit, ne tas. O dėl tos melodijos, aš gal nelabai paaiškinau, ten būdavo... Ne, aš dabar dešinsiu, melodijoms nepatiks. Bet žinot, orų melodija būdavo labai gera, orų melodija nuo 17 metų rudens, nes jie turėjo, kai jie atnešė naują dizainą 17 vasario 16, tai tada buvo orų kažkokie labai tokie neįdomi ta melodija, tokie labai... Ar ten, ne ta kaip ta... Kažkokie tokie. Suprantat. Jeigu jūs esate tikri lietuviai, tai suprantat. O po to buvo ta... pagaunat, manau. Žinot, ta, kur būdavo. Va čia irgi, šita irgi būdavo gera melodija. Bet ten, man atrodo, tas pats kaip žinios. Tai žodžiu, niekam neįdomu. Jo, iš tiesų, man atrodo ir dabar tos pačios, bet buvo tik tai, kas buvo įdomu, tai kai buvo ta svarbi valanda padaryta laida, aš niekada nelabai, gerai. Atseit gerai, atseit tiks, nesiskūsiu dėl šitos laidos, bet kai jie padarė, tai ta melodija, iš esmės jinai buvo, kaip čia pasakius, ji gera buvo tokia labai tokia, taip, kažkas tokio atėjo ten. Ir man patiko tokia rimta, bet tokia, O dabar taip tas pats, kaip ir visos kitos. Pridirbo ją. Ten po to irgi vėliau tas pats. Bet po to geriausia būdavo nuo 2012 metų iki 2017. O šitą irgi gera, jo. Buvo laikas. Pritariu. Tai būdavo tokia nuostabiausia melodija. Teisingai. Šitas žmogus žino, ką kalba. Žino. Kaip gerai būdavo. O dabar, kasgi dabar buvo ta, kur atnaujino, ta būdavo visai nieko. Tai jo, aš atsakau, ten orų jau buvo labai gera. O dabar nei orai, nei paprasta, nei kas. Sena buvo gerai, durniai paskutiniai. Teisingai. Teisingai. Buvo ta svarbi melodija, kur ten... Ta visa melodija. Aš viską pasakiau, ką aš čia dar aiškint. Tarsi aš reaguoju į savo vaizdo įrašą kažkodėl. Nežinau. Ir šiaip būdavo laikmatis. Aš vis dar stabdau. Jūs pastebėkit, mes dar nepriėjom prie panoramos. Ne, šiaip man patinka tokie žinių. 18 minučių, gerai, čia reakcija į reakciją, bet pačioje reakcijoje aš 7 minutės nepriėjau. O čia neprieinu jau 19 minučių. O čia yra įdomus muzikos žanras, nes labai, tokia aišku šabloniška, bet labai turi įdomių elementų, nežinau. Man tai visai miela ir maloni tokia muzika, bet tai, nežinau. Aš jau, tokia jį. Sakau, nedėra šitą. Oi, ten su laikmačiais čia galima prisikalbėti. O, kas čia eina, siluetas, matau čia, tamsus žmogus čia gal vaiduoklis eina.
Įsivaizduojat, LRT, blemba, aš stalą nustūriu. Va čia su tuo stalu šiaip aš galiu pasakyti jums įdomus dalykai, nes šiaip stalas, nu kaip stalas turi būti rimtas, turi būti kietas, turi būti rimtas, kad galima būtų padaužyti, bet jis dabar aš taip biškį atitrautęs, nu nežinau. Aš vis bandau eksperimentuoti, kaip man geriau, dėl to, kad aš turiu dabar mega stalą. O, kur galiu dabar, pasidėti visus dalykus. Bet aš vis eksperimentuoju, kur man ką pasidėti. Tai vat, tai gaunasi po to bardakas. Tai. LRT turi pasamdžiusi vaiduoklius. Štai ką O reiškia, čia labai kai- svarbus kai- pastebėjimas kai ir atradimas. Bando kovoti su neteisybė, su laisvo žodžio varžymu ir tik Tai vat. vaiduokliai gali juos išgelbėti. Tai vat. Bet aš tikrai nežinau O žiūrėkit, šitų ar jie jaunų atsisėdo? vedėjų. Vat Nes- čia vat nes- įdomus nes dalykas kai- dėl to, bet šiaip aš vat, nežinau, pavyzdžiui, ten dabar labai neprisimenu, keistai bet kodėl būdavo, jie- dėl to, kad kodėl jie nestovi. Ai, šiaip Marius būdavo Žiedas įdomus ir Eglė dalykas, Bučelytė, kad jie seniau visada panoramoj būdavo. Oi, panoramos. Kur aš po to kalbėsiu. Būdavo Vat, du vedėjai. Ai, ne, vat ir dar tie du vedėjai, ką aš čia bandau aiškinti. Aš suprantu, kad šitas vaizdo įrašas čia jūs nieko nesuprantat, jeigu jūs klausotės mane per mane. Tai vad žodžiu. Aš pats jau nebesuprantu, aš nusivažiuoju, man jau protą gadina toksai dalykus. Bet čia visai įdomu, nežinau, man tai patinka. Aš čia sustabdžiau ant labai nelaimingo Nebet- kadro. Gerai, šitas geresnis. Ten, kur būdavo, kaip būdavo, nu žinias, ten kokie, kaip būdavo per labą dieną, 14, 15, 16. Tada, čia senais laikais, 14, 15, 16. Tada 7, ne. 18, pirmą 18-15, jo, 18-15 laida šiandien, kur būdavo kaip panorama, bet kaip labiau kaip svarbi valanda, nu žodžiu, kažkas per to, panorama tik tai su žaliai įžanga kažkodėl. Ir tada, nu čia eidavo kiem 5 minutės ir tada panorama 20-30. Po to tas žinias jie padarė 18:30 paprastas žinias. Ir po to jie atkėlė iki 17:30. Tada jie vėl nukėlė 18:30, vėl padarė svarbią valandą, nu žodžiu. Prisikilnoja, nu bet, išgirsit visą istoriją panoramos ir būdavo žinių. šiandien. Ten būdavo LTV šiandien, kas būdavo. Jo, vat apie šitą aš čia kalbu. Žinios, kas būdavo šiandien. Nu, ar kam rūpi? Teisingai. O dabar jau- Teisingai. Nu, nuostabi, ne, šiaip čia durina melodija. Teisingai. Oho, ir matot, kamera pasislenka, va čia jau. Šiaip aš, tas kameros linkimas, aš bandžiau galvot, kaip tai padaryti, pavyzdžiui, man, jeigu aš noriu, padaryti laidą kažkokią, arba muzikinį klipą ar kažką, va tokio, tai kamerą pasislinkt, aš esu skaitęs, kaip kažkas yra ten, kažkada, ar ant, žinot, kur žaisliniai traukinukai ant tokių ir pastumt, bet čia irgi labai daug darbo yra, ir be to aš dabar neturiu tokių dalykų prie savęs, tai. Nu, bet reikėtų, išsiaiškinti dėl to, kad, žinot, kamerų, žinot, ten jie naudoja tas vadinamas robotinės, nu, žodžiu, automatizuotas kameras. Nu, čia įdomus tas dalykas, kaip to žinios organizuojamos, patikėkit. Čia yra mandrumo viršūnė, kad kamera, kaip jis lenkasi. Man patinka, tik šitą atsakyti, kai aš noriu pabrėžti, kad kažkas yra labai rimta ir jie buvo ir sultinga, ir malonu, ir gera. Laikas žinoti viską. Šitas laikas žinoti viską. Bet tai Bet jie pirmą rodydavo ir tą, kur būdavo ant ekrano, nu žinot, laisvas žodis krenta nuo krantinės, tą rodydavo ant to ekrano, bet jie kažkodėl jo neberodo, dėl to, kad galimai jau jiems pribarė su tais visais įstatymais ir Nausėda ir ten kas, nu žodžiu, aš atsakau, tarsi čia būtų panašiai mąstantys žmonės čia ir ten. Kas galėtų pagalvoti? Visko žino, nu kažkas čia man. Bet irgi ten su tais žmonėm Opa, klausimas. gražus staliukas, čia gėlės. Čia gal... Čia šitoj vietoj, aš čia sakau, Tokios formos. panašus į karstą. Bet iš tiesų aš dabar kaip pagalvoju, aš čia prikalbėjau nesąmonę, dėl to, kad jis net nėra labai panašus į karstą. Nes čia nėra karstas, čia tiesiog duobėjai yra viduryje, atrodo. Tai čia labiau koksai, nežinau, jeigu supiltum žemę, tai čia būtų piliakalnis, tai būtų Skvernelio piliakalnis.
Čia galėtų kažką vidury palaidoti, įsivaizduoti, miršta koksai. Ai, dar ta konservatorių irgi galima, nužudytas. kur nužudytos šalia Skvernelio. Žemaitaitis. Rūdinienė tikėkimės nužudys, o gal ir netikėkimės. Visus nužudys. Aš nežinau, kas geriau, šiaip Sinkevičius ar Rūdinienė. Ne, bet šiaip Rūdinienė, aš negalėjau, man atrodo, aš sakiau jau šitą, aš negalėjau patikėti, kai ją išrinko. Dėl to, kad ji tokia nežinoma, atrodo, iš niekur atsirado, išdygo kaip grybas. Socialdemokratai. Nu. Koks čia gražus šitas ne balionas. Aš nežinau, iš ko. Aš sakau, aš kartais prikalbu tokių nesąmonų, ypač kai aš čia buvau dar nuvargęs tą dieną. Ir čia buvo, kas čia gongas yra, kaip, ar čia iš vis gongas, ar čia tiesiog kažkoks mandras. Aš norėjau dabar sakyti smėlio balionas. Ne tai, kad smėlio bet iš kur aš ištraukiu tokių žodžius, man pačiam kartais net sunku suvokti. Ai, nepasispaudė. Kaip kur galima daužyti. Man vat patinka. Ką iš čia Ar jie Vytautą, man atrodo, čia dėja? Nu vat dėl to vadės irgi. Aš nežinau, aš įkėliau tą archyvinį įrašą, aš vis tas jau. Kaip mineralinis vanduo, man geriausias yra Vitelis. Nieko geresnio nėra. Jis tiesiog yra gaivus ir nuostabus ir sultingas. Ir jis turi skonį, nors jis vanduo. Nes yra, šiaip nežinau, geras ženklas, jeigu vanduo turi skonį, bet sakykim, kad geras. Nežinau. Kažką jie geria. Aš prisiminiau, man reikėtų kažkada išgerti boržomį. Aš boržomį mylėjau. Reikėtų padaryti tą naują. Aš netyčia atsidarau Google Earth Pro. Gerai, kad jūs nematot. Reikėtų padaryti naują water taste test, bet tai. Kur mano testuotojai pabėgė yra. Reiks sugaudyti, žinokit. Bet po to jie jį boikotavo dėl to, kad atseit Rusija karis. Bet kaip aš... Jo, ir tu pats šiaip, aš nepaminėjau boržomį. Jis buvo Rusijos kažkokio verslininko su rusiškais ryšiais, bet po to jį net pardavė. Kodėl jo negražino? O gal jau gražino? Nepamenu, tų žodžių. Ką aš gyvenime veikiu, net nežinau. Jau pats. Aš nežinau, kaip aš jį to nuo Vytauto vandens priejau, bet gerai. Vienintelis dalykas, kuris nukentėjo per karą Ukrainoje, yra mano širdis. O čia tai tiesa. Čia tai tiesa. Bet šiaip man atrodo, čia yra bajeris, kurį aš jau esu sakęs. Matot, mano dar toks dalykas, aš visus savo bajerius, aš juos kartais įdedu kaip atliekas į rūšiavimą ir po to jas surūšiuoju ir naujai sakau. Aš tikrai sakiau, bet aš nepamenu, ar tas vaizdo įrašas jau yra dėl to, kad kai kurie vaizdo įrašai yra tik tai mūsų širdyse išlikę. Ir mano kompe. Šiaip ne kompe, YouTube, tiesiog jie. Neprieinami dėl to, kad po to mane ateis ir sudaužys mane matricieriai. Tai todėl aš negaliu jiems rodyti. Baisu. Bet tik dėl to, ne dėl kitų priežasčių. Demokratams pažadėjo 3 ministerijas. Demokratų lyderis sako, laukia ir kada paaiškės. Nežinau, šiaip. Bet čia kaip toks kaip teisme būna. Žinokit, aš dabar žiūriu tokią laidą teisme. Šitas geras dalykas. Žiūri pusamžės moteriškės. Nežinau, kodėl aš apie pusamžės moteriškės kalbau. Bet Judge Judy, aš rimtai žiūriu šitą laidą. Teismo, aš jau esu čia. Aišku, nusipiratavęs. Dabar aš žiūriu tas senesnės serijas, dėl to, kad po to jį pasidarė tokia irzli labai ir tokia, tikrai jau net ne pusamžė, jau 2/3 amžė. Ir jau tokia, pikta. How dare you? Jį taip nesako, bet. Bet jį labai, bet iš prieš tai pikta, bet prieš tai buvo pikta tokia, labiau sultingiau pikta. O dabar tiesiog pikta. Man patinka būti piktam, bet aš irgi bandau būti toksai labiau sultingiau piktas. Tai. Matot, yra viskam yra normos, viskam yra idealai. Nepasispūktų mane. Televizijos teismas, ten real people, real cases. Ten labai gerai įžanga. Ten visos melodijos išskyrus pirmąją tos laidos. Aš pats išsigądau. Visos melodijos išskyrus pirmą tos laidos yra geros. Tai yra 2 melodijos. Kaip sako, your conduct is absolutely outrageous. Man labai patinka rėkiančios moteriškės ir pusamžės. Matot, kokie mano gyvenimo idealai yra.
atsakius mes galėtume. TVP Vilnių. TVP Vilnių, nu nežinau, tai Lenkai. Nu kaip, dabar aš pusiau gyvenu Lenkijoje. Nu pusiau dėl to, kad aš ant ribos rajono. Galimai man reikės kažką dėl to padaryti. Aš sugalvojau. Gerai, nu ką, žiūrim toliau. TVP Vilnių. Nežinau, TVP keis... O, nebežiūrim, viskas, baigėsi, mokėkit pinigus, viskas, eikit iš čia, varykit, von iš čia, eikit.